Tas mano darytas jo reportažas apie edžo trūkumą, patį didžiausią, tai yra netyčiniai paspaudimai, nes to rėmelio nebuvimas, bandymas turėti didžiausią ekraną, bet visgi šiek tiek sumažinimas korpuso ir to rėmelio šone, padarė labai paprastą dalyką. Mes turime netyčinius paspaudimus ir aš dėl to turiu priverstas naudoti įdėklą, į kurį aš įdėjęs įlaikau. Tai galiu pasakyti, kad jeigu jūs vertinsite dizainą ir nenorėsite jo laikyti Nauto 7 įdėklę, tai jau netyčinių paspaudimų greičiausiai nebus. Tiek, kiek aš jau su juo dabar pasižaidęs, matau, kad lyg ir viskas tvarkoje. Tų savybių, kuriuo Nautas 7 turi, sąraše yra nemažai naujienų, visiškai ekskliuzyvinių. Tai yra akių rainelės skaitytuvas, atskirai mokinsime, šitie demo vien unitai neturi šitos savybės, kad aš galėčiau jums patogiai pademonstruoti. Tai mes šitą nagrinėsim atskirai. Jau jungtis Type-C, jisai yra vandeniui atsparus ir ta spagaliukas, kuriuo mes pratę juo naudotis ir atsirado iš karto specialus meniu, kuriuo mes galime rinktis tas funkcijas ir čia galima tas funkcijas išsikviečiamas kaitalioti. Pagaliukas yra irgi vandeniui atsparus, telefonas yra vandeniui atsparus. Tas daviklis, kuris yra rainelių skaitimui, jisai sako, kad veikia ir per akinius nuo saulės. Mes tai išbandysime. Taip labai nepasikliaudami gamintojų pateikiamą informaciją. Manyčiau, kad tas vajus dėl sprogimų tikrai galėtų būti atidedamas į šoną ir aš manau, kad šitą problemą visiškai galima pamiršti. Tiesiog gaila, kad vėluoja šiek tiek patekimas į rinką šito nuostabaus gaminio. Tikrai malonus rankai, ateina į rinką su minimalia 64 GB atmintinė, be to iki 256 galima įsistatyti dar micro SD kortelę. Va štai šitoje vietoje kartu su SIM-u ir langelis iš SIM-a, be to jokių nėra dangtelių, užkištukų, jisai tiesiog nebijo vandens. Toks mano dar kartą prisilietimas prie Nauto 7 jau IFOS parodoje.